Vaikščiodami tikrai sukaitome, pavargome ir netikėtai radome vietą, kur yra pavėsas, kur galim pailsėti ir plius degustaciją padaryti. Kaip matote, aplinka tikrai yra maloni ir karštą vasaros dieną čia yra gerai atsigaivinti, atsivėsinti, o manau, kai lietus lyja, tai ir pasislėpti nuo lietaus. Ir paragausime dabar vyšnių likerį. Ragaujam? Jos šalto vyšnių likerio ir su vyšnių viduje. Wow. Pamiršom pasakyti sveikatą visiems. Tikrai skanu, tikrai vyšnios labai skanios. Rekomenduojam ir ne tik čia, gal rasim dar kur nors. Tikrai, rekomenduojam. Paieškosim tikrai, dar ne vieną vietą ieškosim. Iki. O žvėrybos bandanas neskanės, tai su vyšniomis ar kaip? Gal ir skanesnis vis dėlto, bet šito vis vien reikia paragauti, kad patirti skonį. Skonių skirtumą. Reikia bandyti, nes kitaip nesužinosi, kas tau yra skanu. Sopote radome Višnevskį, lenkiško vyšnių likerio. Paragausime čionais. Na ką, paragausime puikaus lenkiško vyšnių likerio. Kaip ir Tereza minėjo, čia yra lenkiškas, kadangi buvom Gdanske ir ten ragavome pjaną vyšnę, tai va dabar palyginsim vieną ir kitą, nes kaip ir ingredientai tie patys, bet ar tas pats skonis. Sveikata. Pagal mane šitas truputėlį mažiau saldumo turi, bet turi stiprumo, man kaip tik pasirodė. O man atvirkščiai, man čia labiau saldu, o mažiau stipru. Nu, matote, kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Tai atvažiuokite čia paragauti, gal jūs savo turėsite nuomonę. Ir pasidalinkite ją.